Šiandien yra mano 6 diena, kai aš einu per Ameriką ir aš negaliu apibūdinti, koks buvo jausmas, ką tik nusiprausti, išsiplauti galvą, būti karštam duše, atsigulti į švarę baltą lovą. Mėgstamiausias mano kol kas dalykas apie šitą kelionę ir yra tai, kaip aš su kiekviena diena vis labiau. Šitą video padariau vien todėl, nes filmavau tiek medžiagos ir norėjau ją sudėti kaip įprastai savo reelsus, bet aš tiesiog suprantu, kad aš neturiu nei galimybės montuoti, nei telefono baterijos tiek laiko montuoti, nei galiu sutalpinti tai, ką aš matau, tas ten minutę ar minutę 30. Tai pagalvojau, kad jeigu atsiras bent vienas, arba, galbūt geriau kokie bent jau 10 žmonių, kuriems bus įdomu kartu pakeliauti per šitą kelionę, tai aš pati šiaip ar taip noriu savo dokumentuoti visus šitus įspūdžius ir, nežinau, manau, kad susikursiu tiesiog savo filmą, kurį galėsiu žiūrėti ateityje. Labai daug planavimo, laiko ir svajojimo užtruko, kad galėčiau būti čia, kur dabar ir esu. Ir čia yra tiek dėkingumo, tiek gero oro, tiek saulės, tiek visko, kad tiesiog aš turiu išsaugoti šitą prisiminimą šitose video. Dabar papasakosiu apie kiekvieną dieną iš eilės. Hi! Yeah, good. Čia visus triggeriu su savo kamerą. Dar prieš tai įdėsiu žemėlapį, tai čia yra visas žemėlapis, nežinau, į ką aš rodau, bet čia yra visas žemėlapis maršrutą, kurį mes praeisime. Ir dabar įdėsiu žemėlapį tiek, kiek mes jau dabar nuėjome. Tai turbūt, kad nieko nesimato ir niekas nepasikeitė. O dabar čia įdėsiu kilometrus, kiek nuėjom iš savo 4300 kažkiek, kiek irgi čia parašysiu. Ir dabar galim kartu keliauti atgal prie Meksikos sienos ir parodys, kaip viskas prasidėjo ir kur esu dabar. Einam, pradėsim nuo pat sienos, kad tikrai oficialiai pabūčiau nuo Meksikos, pereičiau iki pat Kanados. Viskas oficialiai Meksikoje pradedam. Žengiam pirmą žingsnį kartu su savo. Jau dabar nuėjom 100 metrų iki Meksikos sienos ir jau dirty. Sutikom savo pirmą gyvatę. Tiesiog mes dabar gražiai pro ją praeisim ir nieko mums nesakys. Gerai, truputį nejauku. Viskas. Amerikoje parduoda tokius, vadinasi, trail mix. Parodė, kaip jie atrodo. Čia mes įsidėjome savo maišelį, bet esmė yra tokia. Čia yra riešutų miksas, tas toks studentiškas, bet jisai yra dar su M&M'sais. Jis dar kažkuo skiriasi ar tiesiog kad su M&M'sais? Tiesiog daug žemės raštų, labai M&M'sai. Razinos ir migdolai. Aš labai noriu būti kieta, bet mano kepurė tiesiog šaukia, kad aš esu arti 60 metų ir tiesiog ieškau pavėsio su rožėmis, kuriuos įsėsti. Dabar pradedu su tokia, kaip močiutė, bet aš kai eisiu, aš pati kietėsiu ir pamatysit, aš baigsiu su tokia kepurė, kad bus kepurė. Grinai tokia damutė, močiutė atvykusi į Palangą nusipirkti ledų. Mes įpusėjom šiandien savo pirmos dienos kelionę, sustojom pasidaryti siestą, nes yra jau belenkai karšta, dabar yra 2, man atrodo, valandos. O, lygiai 2 valandos. Tai dabar mes skaičiuojam, kiek mes vandens galime išgerti iki kito artimiausio pasipildymo. Tai vanduo bus už 9 mylių. O, driežas ateina. Koks gražus. Mano batai jau dabar tokie. O dieve ir koja. Tai žodžiu, aš manau, kad mes tai padarom. Turim dabar po 2 buteliukus vandens. Tai 1 litrą išgeriam ir 1 litrą pasiliekam kiekvieną savo maistui tiesiog. Ja. Logiška? Šiandien vakaras sriubą išsivirsim, o rytoj ryte košę. Tai su mažai vandens virsimės ir kavos truputį. Ir užteks. Beef jerky, kurį aš dabar tavo gausiu? Duodai man. Tu savo turi? Ne. Būtų vienas paloje. Valgom per pusę, pasidalinsiu. Aš noriu taip po vieną valgyti. Ar tavo toli kažkur? Aš galiu tau padovanoti ir tada tu... Gerai, bet tu man atprašau, žinau. O kaip tu tas jerkis, man aš nežinau, skanu. Žinau, gal. Nu, bet man net nelabai skanu. Nu, duok vieną. Gal tu tiesiog nemėgsti džerką? Nes tikrai skanu šitas, minkštas. Aš šiaip bendrai labiausiai mėgstu jautieną iš visų, bet man džerkis kiaulienos daug skanesnis kažkodėl. Tai vakar mačiau parduotuvėj ir tu dar sakai, neimam šitą nešti kiaulieną ir kažkaip neišdrįsau pasakyti, kad aš kiaulienos noriu. Neatrodo, kad labai patogu. Patogu nekėp. Tai ne bet kurgi, pažiūrėk, kad būtų lygiai šitas fantas. Nu taip ir gaunas. Tu matai, kiek pas tave liko jo? Šitą? Nu. Aš žiūriu, kad čia būtų lygu. O ką man žiūrėti? Tai reiškia, kad mums reikėjo paslinkti ją. Paslinkti, jo. Taip pat pabandom, taip. Ne? Nu, galim tos persmikti tiesiog. O Dieve, kaip karšta. Kaip pasisekė tau? Nu, kad neblogai. Man atrodo, kad man labai gerai. Dar po vieną koliuką. Aha. Tai žiauriai blogai pasistatė. Man taip karšta. Reikia pavėsi meilę, aš pastatysiu, gerai? Einu betus nusimti. Aš atėjau dabar pakloti lovos, nes yra
Šiaip tai dar tik 5 valandos vakaro. Galiu patraukti savo šitus trisikus. Parodysiu, kaip saugos nuo gyvačių. Kažką visada į batus įsidėti. Čia vat mano batai. Ir man atrodo labai smart, kad įsidėjau tiesiog, žiūrėk, vandens bateliukus ir tikrai jokia gyvatė neįlys. Čia yra kiekvienos teritorijos žemėlapis, kur galima pasipildyti maisto. Dabar mes esame Southern California ir kai pereisime iki pat viršaus, va čia baigsis dykuma, bet dabar mes esame va čia kažkur pačiai. Čia pačiai. Nes dar tik vieną dieną praėjo. Šiandien prasideda antra mūsų kelionės per Ameriką diena. Ir mes iš karto šią naktį pirmą gavome didįjį iššūkį, tai yra mes atsikėlę esame permirkusioje palapinėje. Dabar pažiūrėsiu. Žinau, kad mano kojinės laukia, bet čia nieko tokio, aš turiu kitas. Pažiūrėsiu bendrai, kaip atrodo viskas. Gerai. Gerai, čia mano tapkės, tai jos išgyvens tikrai. Man reikia čia tiesiog pagreičiau išeiti. Mano apsauga nuo gyvačių panašu, kad suveikia, gyvačių nėra. Batai galima užskaityti kaip sausus. Kuprinė, manau, kad visiškai sausa. Šiandien rytas visai kitaip atrodo. Pakuojam šlapę palapinę. Viskas tiesiog peršlapė. Čia su savo lietaus kelnėm. Ir čia turiu maišelį, jau susipakavusi visus prietaisus. Labai juokinga eiti tiesiog apsirengus visus šitus drabužius, nes tiesiog truputį apsaugo, bet truputį, pavyzdžiui, galūnės permirkusios visiškai. Striuka šiaipelen kaip gerai sulaiko, nes aš mačiau, kad vidai visiškai sausas šitas megztinis. Dar ką vakar išmokom vakarieniaudami, tai nusipirkom sardinių tą skardinę. Tokią alyvuogių aliejuje. Taigi mes buvom parduotuvėj ir mes pamatėm, kokia jinai lengva, jinai iš kažkokio labai lengvo metalo padaryta skardinė. Mes tiesiog vakar jį suvalgėm. Ir tai yra pati blogiausia šiukšlė, kurią tu turi neštis paskui dar 3 ar 4 paras. Metalinė skardinė, smirdanti žuvimi ir pilna aliejaus. Tai labai bloga šiukšlė. Mes pasistatėm palapinę, įsikūrėm pusryčiams. Pakeliui radom tokią pastogę, iš karto čia eičiau tiesiog miegoti. Tiesiog tobula vieta nuo lietaus. Toks akmuo. Wow, akmuo! Šunį tau primena? O kur tau šuo čia yra? Po kairę tas veidas toks nukutis, akis viršuje ir apačioje nosis tokia. Bet man nosis tai grinai žmogaus, o plaukučiai tokia grifka irgi. Aš visiškai nematau šuns, aš matau. Nematai? Aš visiškai žmogų tiesiog matau. Didelė nosis ir grifkutė. Mes atėjome savo pirmą maisto parduotuvę, čia tiesiog viskas kaip filmas atrodo. Einam? Kur tu čia randi tas daržovės, aš nei vienos nemačiau. Čia parduotuvė. O, tai yra avokado. Imam tos 2 avokadus, atsiprašau. Minkšti? Vienas minkštesnis, kai dar reiks palaukti. Tai dabar jau atsisiuntėm iš satelito savo orų prognozę ir suskaičiavome, kad rytoj 2 valandą per pietus jau turėtų pradėti lysti saulė. Lietuje per lietų sušlapę, lietuje statom šlapę, lietuje sušlapusią palapinę. Wow, o dieve, čia reikia filmuoti. Mes kažkada žiūrėjom survival video, ką daryti, kai neturi... Ai, čia yra net ne kai neturi kuoliukų, o kai žemės paviršius yra pakankamai kietas, kad net negali įsmeigti kuoliukų. Yra tokia taktika mažas akmuo, didelis akmuo. Kadangi blogos labai sąlygos, norim jų daugiau prisekti, turim tik 6, tokius pagrindinius, tai dabar norėjom prisisekti daugiau. Tai pažiūrėkite, padarė mažas akmuo, didelis akmuo. Pala, aš noriu nufilmuoti viską, kaip tu darai. Labai gražiai. Tai va čia yra taktika mažas akmuo, didelis akmuo. Šiandien prasideda 3 mūsų diena ir aš sakiau, kad jeigu lytų dar 1 dieną, kad tą 1 dieną puikiai susitvarkiau, bet jeigu lytų dar 1 dieną, kad aš tiesiog nebeatlaikyčiau. Bet labai panašu, kad pasikeitė prognozė ir aš turėsiu atlaikyti dar 1 dieną. Bet dabar va tikrinam, atnaujinam. Šiandien labai šalta, labai sunku jau likti geros nuotaikos. Tas vanduo, kur geriam, visiškai ledinis. Viskas permirkė. Nuo kokių 3 ryto tiesiog norėjau tualetą ir visą naktį tiesiog lyja ir aš negalėjau niekur nueiti. Tai labai laukiu saulės. Žinau, kad ateis geresnė diena dar. Bent jau eiti norisi. Nėra tokio, kad ten skauda kūną, litintas kojas ir nesinori eiti. Viskas labai gerai su kūnu, su kojom ir su viskuo. Ir visai net excited jaučiuosi dabar. Kokias net neįsivaizduoju kiek. 6, 7 arba 9 ryto. Eisime. Ir labai įdomu, ką pamatysiu šiandien. Visi daiktai, tiesiog viskas, ką reikia pakuoti, yra pilna žemė. Tiesiog visur pilna žemė. Ant pirštų panagėse pilna žemė. Neįmanoma išsivaryti palapinę. Iš išorės net švaresnė negu iš vidaus, vidus iš viso toks pilnas žemė. Džiaugiuosi, kad batai sausi, labai džiaugiuosi. Bet šiaip gyvenam dabar žemės. Čia visiškai mano mėgstamiausia gėlė šitoje kelionėje.
labai puikiai gėlė. Ir jos va tokios pavienės auga, tiesiog viena. Labai puikios gėlės. Kokia dėkytė, ne? Nuostabus. Neišgąsdinam, tai gal nueina. Aš dar vieną tuščią turiu, tai galiu tą duoti. Ne, man po litrą reikėjo, dabar man kaip gerai. Ok, sekundę, tik savo užsidedu. Dabar yra 3 diena, kaip mes tiesiog einame. Tai ką tik pastebėjau, kad, pavyzdžiui, einam ir tiesiog pamatom kokį ypatingą akmenį ar kažką ir taip tiesiog pirštų parodom. Ir sakom, gražu. Ir tada kitas irgi pažiūri tą daiktą ir jis sako, tikrai gražu. Pamatom kažkokį medį ir sakom, gražu. Ir kitas irgi sako, tikrai gražu. Tai daugiausia tokie pokalbiai. Ir tada, kai pasikeičia visa augmenija, aplinka, tai atkreipiam dėmesį į tai, kad dabar jau tarp tokių augaliukų, pavyzdžiui, eisime. Tada apie vandenį daug kalbamės, kur bus vanduo. Tada dar atkreipiam dėmesį, kad iki kelionės atrodė, kad bus ganėtinai nuobodu ir kad reikės visokių pramogų, tai labiausiai ausinių ir ten visokių, nežinau, ar serialų, ar podcastų, ar audiobooks. Bet dar absoliučiai nebuvo nei vieno momento, kad norėčiau įsidėti ausinės ir kažko klausytis papildomai. Tiesiog labai gera mintise savo būti. Nice. Done. Taste test. Tai skonis dabar visur, kur filtruojam, toks pats vanduo. Bet man tai, tipo, vanduo kaip vanduo. Puikus vanduo. Aš negaliu atsigrožėti akmenim, kad jie čia tiesiog išbarstyti tokį grožį. Mes su jais šiandien tiesiog savo palapinę persiseksime. Tiesiog akmenų akmeniais. Va šitas kokio grožio. Kartas nuo karto pasidarom tokią maisto reviziją, kai susidedam visą maistą, kurį turime ir tada pasižiūrime, ko trūksta, kiek turim patiekalų visokių iki kito sustojimo. Šiandien maršrutas veda visiškai per lietuvišką mišką. Tik tai konkorėžiai 5 kartus didesni. Tokio dydžio. Į miestą įėjus toks ženklas. Saugotis gyvačių barškuolių. Atėjom kavinę, aš negaliu patikėti, kaip keista buvo civilizacija, nors čia tokia minimali civilizacija, bet vis tiek labai keista. Ir visur dabar, visur, kur atini prie miestelių, tai visada reikia prie durų palikti kuprinis. Niekur neleidžia vidų su kuprinėmis. Pažiūrėkim, ką čia siūlo. Aš negaliu patikėti, aš jaučiuosi nenusipelnysi čia būti. Koks smagus atvirukas kavinėje kaba. Grinai jau taip jaučiuosi. Greetings from the trail, don't worry, I'm fine. Ir grinai va toks. Puma seka iš paskos, jei netoks visas, tokias kojos. Visas toks apšėpnas. Grinai labai gerai iliustruoja, kaip aš šiuo metu jaučiuosi. Aš nežinau, kas gali būti dabar šiuo metu geriau už šitą burgerį tiesiog mano rankose. Žiauriai skanas. Aš nesugalvojau. Yeah, I know a lot of European, like in Germany, they take English American shows and then they dub them into German. So Germans have a hard, but like up north where they don't do that, you guys learn English because it used to be TV, now it's YouTube, right? Ir vėl turime pilnas maišus maisto, o Dievas pakeliu, parasavo. Atėjom į lankytiną objektą, kuris vadinasi Desert View. Ir belenkiek vietų dabar aplankom, kylam į tos kalnus ir ten atsiveria tokie vaizdai, kad tikrai galvau, niekas manęs nenustebins, bet aš dabar tiesiog negaliu patikėti, ką aš matau. Aš net nesuprantu, ką aš čia matau. Aš negaliu tiesiog suprasti, ką aš matau. Čia mes esame virš dykumos. Ir ten į tolį visur dykuma. Žmogau, kokia mes čia vietoje esame? Kas čia per vieta? Čia tiesiog debesyje ant didelio kalno ieškom, kur nakvoti. Fun fact, aš paniškai bijau aukščio. Aš taip stipriai bijau aukščio, kad manau, kad net tokio kelionėje man nėra vietas su tokia baime. Aš tiesiog ką tik turėjau eiti palei skardę, aš ėjau. Tiesiog stengiuosi kvėpuoti ir galvoti apie kvėpavimą. O šiuo metu einame ir su tokiu vaizdu į dykumą, ieškome, kur nakvoti šią naktį. Tik noriu nufilmuoti šitą čiužinį, labai greitai. Tai parodys, ką turėjau minės, jau išvirė mano vakarienę, tai žodžiu. Čia yra čiužinys ir miegmaišis, ir kadangi jis yra su anties plunksnom turi laisvai laikytis ir negalima jį tiesiog susivinioti. Dėl to šitie miegmaišiai yra kaip kaldra, jie yra visiškai vientisi ir, kai yra tokios šaltesnės naktis, jie susitvirtina su čiužiniu. Tai va, čia yra tokios gumas ir per 2 vietas yra sutvirtintas visai. Kojos lieka atskirai, jos čia susispaudžia ir reikia šikojas ir judini jas kaip nori. Ties viduriu pilnai pritvirtintas miegmaišis ir ties galva jis laisviau pritvirtintas. Ir kai aš eisiu miegoti, aš įlysiu į čia kaip į tokį guolį
ir visos plunksnos laikysis laisvai, mano vakarienė, visos plunksnos laikysis laisvai ir šildys mane. Tai čia tokia taktika yra naudojama, kai yra šaltos naktys. Šiandien 5 kelionės diena ir man atrodo, kad jau pripratau ir prie purvo, ir prie visko, ir tiesiog turiu dešreles. Ir jos man tiek laimės suteikia. Ir man atrodo, kad apskritai šitą kelionį panašu, kad man daugiausia laimės maistas suteikia. Dar prie jų pasidarysim tortilę su avokadu ir sūriu. Ir tada dar desertui košės. Nesu niekada buvus laimingesnė matydama dešrelę. Produktai skardinės yra patys blogiausi, nes paskui tą šiukšlę reikia neštis nepatogiai, bet mes jau rytoj pasieksim didelį miestą. Tai galėsim išmesti visą šitą skardinės, dėl to galiu pasidžiaugti dešrelėmis. Aš nemoku apibūdinti, koks apetitas yra šitą kelionį, tiesiog viską valgom, toks patieklas, viską valgom, tiesiog nuolat jaučiamės alkani. Galim nesustodami valgyti, vakar prieš miegą privalgėm ir šiandien ryte atsikeliam, paėjom 100 metrų ir suprantam, kad tiesiog nebegalim nevalgyti. Tu pasiruošęs priimti savo tortilę? Turi kur pasidėti? Maksimaliai pasiruošęs esu. Nu, darome taste test. Dešrelės tai 3 iš 10, šiaip kaip dešrelės. Mūsų Lietuvoje labai kokybiškos dešrelės. Čia tokias kaip iš kartono. Atrodo, ne? Mes vis dar esame labai netoli Meksikos, dėl to mes taip džiaugiamės tais avokadais, nes tie avokadai tiesiog, nieko panašaus nesuvalgius, jie tiesiog. Bet tikrai, galvom šitas bus neprinokęs, ne? Ja. Ir pomidoras vakar, kur Šitas dar geresnis. nešėmės neprinokusi pomidorą, tokį visą geltoną, ir galvom, kad prinokinsim, bet jis susprogo kuprinėje, dėl to turėjom kuo greičiau valgyti. Ir mes tiesiog jį perpėvėm ir jisai buvo pats skaniausias pomidoras pasaulyje. Žodžiu, visur, kur turim šansą, pasiėmam vaisius, daržovės, viską išperkam, kas būna. Dar bananą kuprinį turim. Antras patiekalas po tortilijos kočytė. Tai vis valgom po 2 patiekalus. Vieną sūrų visada ir vieną košės tokios. Čia košės su papildomu proteinu dar. Vau, kaip gerai atrodo. Kas ką tik buvo? Sutikom gyvatę. Gyvatė Ne varškolė. O Dieve, kaip buvo baisu, bet man buvo smagu, nes aš laukiu šitos patirties. Aš taip norėjau mokyti gyvatės, žinau, negi mes nepamatysim gyvatės. Ta prasme, Žodžiu. jinai prie pat visiškai buvo nuo manęs. Aš jau myliau ant jos galvos, realiai, šokau nuo jos ir jinai nuo manęs. Taip. Aš negaliu. Jis pradėjo skambinti su uodega. O Dieve, jinai tokia žiūri į mus, tavo, taip pakėlus galvą, kaip filmuose, Vilka. rodo taip. Aš vos neužmyniau, jau viskas, sekantis žingsnis būtų buvęs jo ant galvos, Ir realiai. tu pastebėjai visą? Aš pastebėjau, taip dėjau žingsnį ir su dešinė koja tiesiog O nušokau. Dieve. Ir jinai atgal irgi šoko. Nu ką? Einam toliau. Ką laikai priekį, saugok mus. Labai juokinga, nes jau visiškai murziukai tiesiog kopinėjami tos kalnus. Mano ranka įteikia pusę, nes būnam su tais megztiniais, kur taip užsitraukiant pirštą. Šiandien 5 diena ir šiandien viskas taip lengviau, taip paprasčiau, tiesiog nebekankina tos civilizacijos mintys. Niekas nebesvarbu, tiesiog kojos įprato eiti, kažką pradeda skaudėti, pasimasažuoji, praeina, kitką pradeda skaudėti. Geriam ir vandenį, ir elektrolitus visokius. Buvau pasilgus šitą jausmą, kai viskas stebina, džiugina ir nori tyrinėti, stebėti ir grožėtis. Aš juokiausi, kai nutiko ta gyvatės situacija, bet aš tiesiog džiaugiausi, nes nutiko gerai, viskas gerai pasisekė. Bet tada kokią valandą tokie įsitempę ėjom, tiesiog tik į žemę žiūrėjom ir tiesiog visi pagaliukai ir viskas atrodė kaip gyvatės. Ir pradėjome eiti su lasdom daugiau, kad jeigu ką prieki būtų lasda, kai bus gyvatės. Šiai nakčiai tokią vietą radom apsistoti savo žemės lopinėlį. Mūsų naujas kelionės tikslas yra nustoti bijoti gyvačių, nes jau šiandien pamatėme 2 savo pirmas gyvatės ir jau pro antrą praėjom labai gražiai, ramiai, palaukim, kol jinai nueis į savo krūmus, žiauriai baisiai susirangė, tokia šlapia, gliti, į medį įsisuko ir tada mes irgi gražiai perėjom. Šiandien turim pačią gražiausią vietą, kur esame dar miegoję šitą kelionį, bet pačią nemaloniausią, nes šiandien jau matėm 2 gyvatės ir viena iš jų buvo už kokių, 50 metrų nuo šitos palapinės, bet už tą turime tiesiog nuostabią lokaciją šiandien, kur statom palapinę. O parodė, kaip su akmenim darom, išmokom ant visų poliukų, kad jie tikrai neišslystų iš po žemės, o taip užsideda akmuo. Demonstracija. Taip. Ai ne, bet čia šitas, ne, čia šitą jau rodė, šitas jau esu užfiksavus. Aš turiu galvoje, kad tipo, yra koliukas, tai va ant koliuko, va taip tipo akmuo. O čia šitas, jo, o čia mažas akmuo, didelis akmuo, tai aš jau rodžiau. Labai gerai atrodo. Tai va, o aš einu kurti puodų ir virsim ryžius. Šiandien yra 6 mūsų kelionės diena ir jinai vadinasi Nero. Nero reiškia near zero
Ir tai reiškia, kad mes nueisime šiandien tik 10 km, o rytoj turėsime 0 dieną, kai nueisime iš viso 0 km. O tuos 0 km mes praleisime mieste ir tai reiškia, kad šiandien yra dušo, laundry ir restorano maisto ir šiltos lovos. Kas dar. Tokie abu purvini, pavargę einame, bet kai žinai, kad reikia nueiti tik 10 km ir bus miestas, aš jį vadinu didmiesčiu, bet ten bus tiesiog iš tikrųjų kaimelis. Ir dar išskirtinumas yra toks, kad ten yra kavinė Mom's Pie, mamos pyragas. Ir ten parodžius leidimą, šitą žygę, kurį mes einame, kai parodome permit, gauname nemokamai pyrago. Tai mūsų va tokia šiandien diena nusimato. Tai patekti miestus mes turėsime stabdyti mašinas. Tai mūsų mašina nuveš iki miesto ir kitą dieną grąžins į tą patį tašką. Tarsi mes mūsų neveš per kelią, mes nestrumpinsim kelią, mūsų grąžins į tą patį tašką, kur mes nustojame eiti. Bet kad sustabdyti mašiną, mes dar turėsime truputį pasipuošti ir atrodyti geriausiai kiek įmanoma. Tai galėsite vertinti, kaip mums pasiseks atrodyti geriausiai kaip įmanoma po 7 dienų ėjimo. Esame visiškai perdegę, perkaitę. Laipsnių tai yra tiesiog tiesioginė saulė ir kokie 35 jaučiu. Bet ta miesto diena yra tokia didelė šventė, kad aš nieko nebejaučiu, tiesiog einu ir labai smagu. Kūnai visi svyla mūsų baltaodžio. Tepamės SPF, tai tiesiog 2 sluoksnius ir kas 2 valandas stengiamės. Bet mano lenkimo linijos ties keliais belen kaip sudegė. Pirmą kartą man tokia keista vieta sudegė, lenkimo linijos ties keliais. Visas kūnas kaip ir okei, bet tos lenkimo linijos kažkokios susvilusios. Sutikom dykumoje turinę, kurie iš Kroatijos, dabar ėjom visą kelią ir pagalvojau, kokie įdomus dialogai tiesiog su žmonėm, kuriuos čia sutinkam, nes viskas, apie ką mes kalbam, tai yra oras, maistas, kokį valgom, kas ką mėgsta labiau tortilijas ar beigelius. Pavyzdžiui, ką sužinojau, tai kad labai gera haiko daržovė yra paprika, nes paprika gali išstovėti iki 3 dienų, ir tada gali kelis mylus su ją valgyti. Tai va, tai dar rekomendavo Kroatijoje trailą, sakė, praėjo 1000 km maždaug trailą. Ir what is the name of the trail in Croatia you told us about? Well, it doesn't have a name actually. I'll tell you later. Okay. It's a secret. Tai va, tai liko kokie dar, aš neįsivaizduoju, 3 km jau iki greitkelio, eisim puoštis, ruoštis į miestą. Ir jo, laukia mūsų pyragas, burgeris. Kalbėjom, kad valgysim 2 pietus pyragą ir tada 2 patiekalus burgerį ir dar 1 patiekalą. Prausimės, skelbsimės. Šiandien tiesiog nuostabi diena, nors ir saulė plieskia, bet labai gera diena. Ir viskas, va, aš pasipuošiau, užsidėjau savo pirmos dienos skrybėlaitę. Manau, kad atrodau labai patikimai, kad sustoti daug geriau negu su kapišonu. Ir aš tiesiog paprasta poniutė, kuri nori nusigauti į miestą. Mums reikia truputį susisisteminti. Tu nugarą, tipo, darei, negerai nugarą. Turi rodyti savo gražų veidą. Tai aš taip ir dariau, aš iš karto taip atsistojau, taip, su šypsena. Aš va taip su šypsena stovėjau, šypsau. Parodysiu, kad papypsinti. Gerai, para. Neveikia. High five. Noriu tik pasakyti, kad tai, ką mes čia darome, nėra nei kiek pavojinga, mes taip nesielgtumėme įprastoje Amerikos gatvėje. Tiesiog šitos lokacijos, kur mes stabdom mašinas, čia yra ir specialų ženklai skirti mašinų stabdymui ir vietiniai gyventojai, jie jau žino, nes čia yra vietos, kur susikerta su dykuma daug visokių trailų ir jie jau žino, kad čia būna tokie keliautojai, kurie tiesiog bando iš dykumos nukeliauti artimiausią miestelį. Oh my god, the best 6 days of my life. Yeah, same. I didn't expect the desert to be that Pretty. beautiful. Yeah. It's You think that just... it doesn't, there's nothing. Tai va, atvykome į tą kavinę, kur gausime nemokamą pyragų už tai, kad esame šitos vietos keliautojai, tik mums reikia parodyti leidimą. Dabar ištrauksiu leidimą ir eisiu prie kasos ir dar nusipirksime kavos. Is the legend real that we can get some cake? You get a slice of pie, ice cream or whipped cream. You get a soda, Oh, that's so... Okay. or coffee, or lemonade, iced tea, milk. Yeah, 2 coffees and 2 pies. Okay, and what kind of ice cream? Uh, Vanilla, cinnamon, or birthday cake? This birthday is so cake. awesome. You go for it. Okay, and she's gonna go. No, I'll have vanilla ice cream. Yes. Užsisakėme 2 pyragus, 2 gėrimus galėjom pasirinkti, arba sodą, arba kavą. Ir tiesiog $22 viskas gavosi ir viską minusavo ir sumokėjome $0, nes turėjome šitus leidimus. Aš tiesiog negaliu patikėti, kokius mes pyragus gavom. Tokie vargšiukai. Tai žodžiu, mums papasako, kad Auneris čia buvo haikeris ir dėl to
Negaliu patikėti birthday This is cake. birthday cake, ice cream, ladies and gentlemen. Pas mane paprastas apple cake su vaniliniu ledu. Pačio ogytas birthday cake, bet manau, kad ir ką mes dabar valgytume, būtų žiauriai skanu. Tai savininkas šitos vietos buvo haikeris, ar yra haikeris ir duoda tokią dovaną tiesiog. Aš negaliu patikėti. Mes jau padarėm vieną teistas, bet neįsirašė video. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad čia tikrai, skaniausias pyragas tokias valgyti. Wow. Po savaitės kelionės miške valgyti va tokį pyragą. Su ledais. Jisai karštas. Jisai karštas ir nemokamas. Aš įsivaizdavau, kad bus tipo... Ir kava. Ir kava irgi, wow. Aš įsivaizdavau, kad bus, mes šitą žinojom legendą, kad čia ateini, vat ir gauni tą visų dovanėlę. Bet aš įsivaizdavau, kad, bus normali kavinė, normalūs pyragai ir mums ten duos, tarkim, kažkokį, pavyzdį paragauti, ten mažą kažkokį gabaliuką. Negalėjau patikėti, kad tiesiog pilna porcija ir dar su kavuku. Tiesiog geriausia diena mano gyvenime. Tiek nedaug reikia daryti. Kol kas geriausia.